Sveiki atvykę prie mano video, kai aš esu kačiukas. Taigi, praeitą kartą jūs praeitam video surašti tiek daug komentarų, ką man padaryt. Tai, kaip matote, močiutė užsiaugino savo plaukus. Gerai, šaunuolė. Gerai, taigi, pirmas komentarų užduotis buvo suvalgyti širį pačiam, o ne močiutei duot. Taigi, ne, man per didelis gabaliukas. Jis dės į burną ir eisi supjaustyti gabaliukus mažus. Aha, tai va. Gerai. Ai, kaip karšta. Karšta. Man reik kažko gert. Gerai, čia. Dubenėlį. Einam. Kaip karšta. Reikia vandens. Oi. Fu, gerai. Bet buvo labai aštru. Skanukai. Čia ne, aš suvalgiau. Gerai, taigi dar kažkas rašė į komentarus suerzint močiutę. Taigi, suerzint močiutę yra labai daug. Vienas iš jų tai kaip ją galima suerzint. Žiūrėk, aš tau trukdau žiūrėt. Gerai, valaisi dantį, šaunuolė. Aš tau trukdau žiūrėt, negalima. Žiūrėk. Nežiūrėk. Gerai, netrukdysiu. Jai mieli šitie kačiukai, o aš nemielas? Na gerai. Bet aš žinau žmogų, kuris myli mane. Tai yra robotukas. Labas. Gerai. O. Geras. Atsiprašau. Einam, nori pagulėti ant sofos. Einam, pagulėsi ant sofos. Labana. Miego. Kaip tave išjungt? Kaip išjungt tave? Ne, nevažiuok paskui. Nevažiuok. Miego. Na gerai. Tai nesuerzinu močiutės taip, kad jie labai pyktų. Robotuk, tau viskas gerai. Gal tu išjungi? Pamiegok. Labanakt. Gerai, taigi, na čia, kaip mes galim suerzinti močiutę? Mes galim suerzinti ją kažką sudaužo. Gerai, kas yra dailiausias daiktas? Gerai, lipam čia, atsargiai, trofėjai. Ji nepyksta. Bet jeigu aš kažką sudaužysiu, nu pavyzdžiui, yra kažkokių vazų, kurios yra viršuj. Oi. Gerai, aš žinau. Močiutė, atleisk. Nepyksta. Nes aš likiu į viršų. Ate. Gerai, aš viršuj. Gerai. Aš viršui. Gerai. Tai dar kažkas, šiaip daug žmonių rašė nueit pro ventiliatorių, kur aš labai bijojau. Taigi, aš stiprus, su auksiniais nagais, aš pasiruošęs. Eina į paslaptingą kambariuką. Aš pasiruošęs eit pro ventiliaciją. Gerai. Eime į mėsininko parduotuvę.
Pas mėsininką. Nu, kur tu mūsų mėsininkė? Gerai. Gerai. Labas. Žinok, aš eisiu pro tavo ventiliaciją. Tai nepyk. Gerai, mes čia buvom praeitą kartą. Užlipam. Suvalgysiu šitą. Čia burekai. Man šitą... Aš kai numetu, man patinka garsas. Klausykitės. Klausykitės. Man jis žiauriai patinka. Gerai. Eime toliau. Eime štai čia. Užlipom taip. Aš štai čia. Gerai. Aš turiu planą. O kas jeigu aš paimsiu varveklį kaip ginklą? Kad jeigu ten kažkas būtų, aš galėčiau apsiginkluoti. Gerai, aš turiu ginklą, aš dabar nebijau. Gerai, eime. Pirmyn. O, dar degtukai. Gerai. Varveklį. Degtukas iš į burną. Laukit. Degtukas į burną, o varveklį gal. Ne, gal aš tiesiog su degtukas. Aš turiu degtukus. Aš turiu degtukus. Aš nebijau. Gerai. Labas. Gerai. Sveiki. Jo, mes dar čia. A čia tiesiog veda šitą ventiliaciją į nieką. Tu rimtai uždaryta? O kas čia? Čia visiškai kitas kambarys. Wow. Geras. Kas čia? Čia aštunkojis? Labas. Man atrodo, jam trūksta kojyčių. Opa, gerai. Girdžiu tolumoje čiulbant paukščius. Kažkodėl. Gerai. Dar viena. Opa, gerai. Čia yra maisto. Krepetės. Aš taip jas mėgstu. Gerai, ko čia dar yra? Čia nėra. Čia yra led. Jo, viena ranka. Jis turėtų turėti 8. Ar jis tikrai turi 8? Paskaičiuosim. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jis turi tikrai 8. Gerai. Čia. Reikia raktelio. Šita vieta atsirakins, kai išeis atnaujinimas, mes gausim kitas vietas. Taigi, mes kitur niekur negalime. O, čia yra įėjimas į šitą. Gerai. Va dar viena jo rankytė. Tuoj tu turėsi visas rankytės ir būsi sveikas. O ne. Gerai, lipam. Gerai. 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 Įdedam štai čia. Ten dar viena. Čia žiauriai purvinų indų yra daug. Ir aš atskridau. Gerai. Kol aš čia ieškau jo rankų, nepamirškite paspausti prenumeruoti, kol nesate prenumeravę. Tada jūs nepraleisite nei vieno mano video ir galėsite mėgautis mano indų daužymo. Gerai, ir... kur dar ta ranka? Kas čia yra? Ranka. Gerai. Kas čia yra? Čia praėjimas. Geras. Čia paskutinė ranka, ar ne? Ne paskutinė. Mums reikia dar vienos. Gerai, mums reikia užlipti į aukščiausią vietą, kad galėtume matyti viską. Gerai? Gerai. Kur galėtų būti ranka aštukojaus?
Labai keista, nes aš jos nerandu. Kas čia? Čia orkaitė. Gal čia kažkur? Kas čia? Čia galima skurdinti, man atrodo, bulvytės. Ir kepti mėsainius. Gerai. Gerai. Čia indai purvini. Puodė tikriausiai nebus. Oi. Nukritau. Gerai. Taip, paėmė viršų. Oi. Va. Gerai. Kur jis gali laikyti ją ranką? Jis vargšas, neturi vienos rankos. Gali pasakyti, kur tavo viena ranka? Ką? Nes aš tavo vienos rankos visiškai nerandu. Kur galėtų būti tokia vieta, kur jos tiesiog nėra? Kur tiesiog galėtų būti. Gal ten viršuje lentynos galėtų būti. Lipam. Ar lentynų? Va ten, žiūrėkit. Aš radau. Po ilgo laiko ieškojimo aš pagaliau radau Štukojaus ranką. Ir ta proga, kad mes sudėjome, jūs tikriausiai jau pastebėjote, kad jisai juda. Ir pastebėjote, kad mano jau logo pasikeitė, bet jis juda. Tau viskas gerai. Aš galiu jį šitempti. Ateik pas mane. Jisai nenori niekur eiti. Gerai. Mes gavom užsakymą. Gerai, kažkas nori skrudintų free bulvyčių. Aš įjungiu čia. Va, gerai. Nori? O ne. Aš visus išbaršiau. Nieko įdėsim mūsų. Čia ant grotelių į skrudinimo aparatą. Gerai. Ko mums dar reikia? Kažkos, kad būtų skaniau. Gal kažką čia rasime? Nežinau. Gerai. Aš skrudinsiu bulvytės. Ir 3, 2, 1. Skrudinasi bulvytės. Aš taip noriu. Mano bulvytės. Na gerai, čia ne mano bulvytės. Kažkas užsisakė jas. Gal aš išimsiu šitą maišelį. Gerai, bulvytės paruoštos. Ir kažkas prašė vieno paprasto mėsainio. Be sūrio. Tai gerai, reikia atplėšti bandeles. Davai, atsiplėškit. Matau, reikia peilio. Peilį pas mus štai čia yra. Gerai. Aš esu geriausias šefas, kačiukas. Aš geriausiai gaminu. Gerai. Taigi čia yra bandelė, apačia čia viršus. Reikia mėsos. Irgi atpjauti. Taip pasidaro. Čia rodo, reikia apkepinti ir bandeles. Tai apkepinsiu aš ir bandeles. Ir mėsytę. Gerai. Dabar nebandykite namuose tą, ką aš darau. Taip jau. Gerai. Viskas. Gerai. Jungiam šitą. Jungiam šitą. Reikia, kad būtų bent jau ant pusės. Gerai, viskas. Ir kaip mano mėsytė. Viskas, gerai.
Mėsainis paruoštas. Gerai. O, parašė, kad vis dėlto reikia sūrio. Gerai, tai paimsiu ir sūrį. Gerai. Gerai, kabaliukas sūrio. Gerai, bandelė. Mėsa. Sūris. Bandelė. Prilipkime. Prilimpa su bandelė. Sūris. Mėsa. Bandelė. Štai mano mėsainis. Tuoj reikia patarkyti turbūt ką. Tai va, gerai. Dabar mums reikia indo, ant ko mes sudėsim. Čia yra indai. Gerai. Paimsim šitą indą. Gerai, nešam. Gerai. Užtat šitas indas bus. Ir vėl. Gerai, šitą reikia nesudaužyti. Gerai, bet šitą aš tikrai nesudaužysiu. Kodėl man visi sudūžta? Šitie per daug purvini. Puodas. Eigi šitą puodę. Šitas lėkštutės per mažas. Šitas puodas nervina. Ir puodelis. Oi, aš negalvau, kad jis dūžta. Na gerai, reikia pasiimti lėkštę, kepinę ir įsijungti vandens. Gerai, išplasim indus. Mes plaunam indus. Mes plaunam indus. Mes plaunam indus. Mes plaunam indus. Plaunam indus. Mes plaunam indus. Indai. Mes plaunam indus. Gerai. Nuplautas. Liko dar 2. Gerai. Aš nuplausiu visus. Visus indus. Tik ne tos, kurie sudūžo. Gerai. Gerai. Dar viena lėkštė išplauta. Ir paskutinė lėkštė. Gerai. Va. Viskas baigta plaut. Gerai. Mes baigiam plaut. Čia dar purvina. Ir čia purvina. Kaip aš plaunu? Užtat šitą švarį. Reikia gražiai nusinešti ją pro lentą. Gražiai. Va, gerai. Padedam čia. Savo mėsainį reikia pasiimti. O, surainis. Gerai. Reikia bulvyčių paimti. Gal šį pakelį? Ne, į pakelį nedėsiu. Oi, plačiam, klientams reikia. Oi. Kodėl šitas bulvytės neskrenda? Bus patenkintas ir su 2. Gerai, dabar pasižiūrėsiu, ar aš paspausiu, kad priimtų užsakymą. Užsakymas atšauktas, nes aš per ilgai gaminau. Bet žinot, ką tai reiškia? Tik niekam nesakykit, tai tik jūs žinot. Tai tik jūs žinot. Mano pilvas toks didelis. Gerai, labai daug prisivalgiau. Pilvas toks didelis. Gerai, jeigu jūs norite maistą, atvykite į kačiuko užeigą. Gerai, bet dabar turim patikrinti, ar jūs tikrai visi prenumeruojat mane. Gerai, dabar pasižiūrėjom, ar jūs prenumeruojat mane. Nu, kai kurie prenumeruoja, bet ne visi. Sveikas, aš sunkojau. Gal dabar norėjai su manim? Kodėl tu nenorėjai su manim? Gerai, ką mes čia dar galim nuveikti? Indus sudažiau.
O ne, kažkas pametė savo mėsainį. Niekam nereikia mėsainį. Na gerai, tegu ten būna. Gerai. Nu, reikia... Labas mėsininkė. Mėsininkė. Aš draskau tau kelnes. Ar tu nepyksti ant manęs? Tu tik šypsais. Ką? Nu gerai. Kas ten buvo žalio? Ten dėlionis detalė vėl. Gerai? Pasižiūrim, kiek mes šiandien užsidirbom. Čia mūsų arbatpinigiai. Na, kažkas įdėjo. Darom čia. 5, 15. Kiek čia bus? Paskaičiuokite. Prie 15 pridė 20. 35. 135. Kaip pirmai dienai man dirbant neblogai. Skanaus. Pavalgyk. Aš ir pavalgysiu tavo mėsos. Tu turi čia batoną? Aš norėčiau vieną. Batoną. Batono riekės. Va, aš ant mėsytės užsidėsiu batoną. Va taip. Taip. Jeigu jums patiko video, kaip aš darau jūsų užduotis ir būtinai rašykite užduotis, kurias aš būtinai padarysiu, spauskite like ir prenumeruoti, kad nepraleisimėt mano kiekvieną video. Su jumis buvau aš Simas. Iki.